Peppa Pig turi daugiau animacijos klaidų nei manote. Pavyzdžiui, serijoje Mama kiaulė darbe, Mama kiaulė rašo kažką kompiuteriu, kas iš tikrųjų yra laiško pabaiga, kurią ji parašė. Tačiau kai kamera priartėja prie Peppos, tekstas, kurį Mama kiaulė anksčiau įvedė, dingsta. Ir kai tėtis kiaulė ateina pataisyti kompiuterio, pažiūrėkite į laikrodį. Laikas yra 12:30. Tačiau kai tėtis kiaulė paspaudžia išjungimo mygtuką, mes vėl matome laikrodį. Tačiau klaida yra ta, kad dabar laikas yra 1. Nemanau, kad kompiuterio paleidimas iš naujo užtrunka pusvalandį. Ir galiausiai, kai Peppa žaidžia vištų žaidimą, pažiūrėkite į rezultatą čia. Jis yra 461. Bet kai kamera priartina ekraną, rezultatas dabar yra 0,46. Šioje serijoje tėtis tampa sportiškas. Peppa, Džordžas ir Mama kiaulė žiūri pono Bulvės mankštos programą per televizorių. Pažiūrėkite į poną Bulvę čia. Jis nedėvi jokios kepurės, bet kai kambarį įeina tėtis kiaulė, staiga ponas Bulvė jau dėvi kepurę. Ir šiame kadre atkreipkite dėmesį į šį pultelį, nes kai Mama kiaulė įeina su treniruokliniu dviračiu, pultelis dingsta, o šiame kadre tėtis kiaulė mina Peppos dviratį ir tuo metu įkrenta į tvenkinį. Bet klaida ta, kad dviratis staiga nukrenta, nors jis turi pagalbinius ratukus. Dabar pereikime prie epizodo Mokyklos spektaklis. Pirmiausia, pažiūrėkite į sėdėjimo tvarką. Priekyje sėdi mama ir tėtis kiaulės, už jų sėdi panelė triušienė ir panelė ponė, o už jų senelis ir močiutė kiaulės. Tačiau vos po kelių kadrų, kai visi pradeda fotografuoti, senelis ir močiutė kiaulės apsikeitė vietomis su panelė triušienė ir panelė ponė, nors niekas nejudėjo. Ir tame pačiame epizode yra dar viena keista klaida. Iš pradžių Suzy, Candy ir Džordžas stovi priešais Peppą, vadinasi, Peppai tektų praeiti pro juos, kad pasiektų Denį. Tačiau kai scena priartėja prie Peppos, ji pradeda eiti link Denio. Bet Suzy, Candy ir Džordžas staiga dingsta. Jie visiškai pradingsta, nors Peppa niekada pro juos nepraėjo ir taip pat nėra jokios prasmės, kad Candy, Suzy ir Džordžas dalyvautų spektaklyje. Jie tiesiog stovi ir nieko neveikia. Ir yra viena paskutinė klaida spektaklio pabaigoje, kai vaikai pradeda nusilenkti. Rebeka triušytė stovi tarp Pedro ir Suzy, bet po kelių kadrų Rebeka kažkaip persikelia ir dabar stovi tarp Denio ir Peppos. Epizode Vėjuota pilis, kai matome pilies vaizdą, viršuje nieko nesimato išskyrus vėliavą, tačiau kai kiaulių šeima pasiekia viršų, staiga atsiranda teleskopas. Kai Džordžas žiūri į močiutę ir senelį kiaulę, senelis kiaulė nieko nelaiko, bet kitame kadre jis jau laiko telefoną. O podcast'e scenoje matome kiaulių šeimos automobilį, tačiau klaida ta, kad automobilis yra šiek tiek arčiau pilies. Anksčiau jie pastatė savo automobilį šiek tiek toliau nuo pilies, bet dabar jis yra daug arčiau. Serijoje apie vaikų priežiūrą močiutė kiaulė ir senelis kiaulė iš pradžių mėgaujasi pica kartu, kai kiekvienas pasiima po gabalėlį. Aštrus picos gabalėlio galas yra nukreiptas nuo jų, bet jau kitame kadre aštrus jos picos gabalėlio galas yra nukreiptas į ją. Vietoj to, ir kai Peppa ir Džordžas ruošiasi miegoti, galime pastebėti du piešinius po laikrodžiu. Tačiau kai Peppa po kurio laiko pabunda, vienas iš piešinių dingsta, o kai senelis ir močiutė ateina jų kambarį jų patikrinti, piešinys vėl atsiranda. Ir viename kadre, kai Peppa tikrina Džordžą, jos rankovėje nėra rankos ir jie eina kiaurai per jos antklodę. Ir galiausiai, kai mažieji paršiukai ir vyresnės kiaulės miega, televizorius rodo trikdžius, bet kai mama kiaulė ir tėtis kiaulė prieina arčiau, televizorius jau išjungtas. Serijoje Uolėti baseinai, Peppa ir Džordžas vyksta prie jūros su močiute kiaule ir seneliu kiaule. Kai jie atvyksta, matome, kad Peppa neša oranžinį kastuvėlį, o Džordžas oranžinį kibirėlį. Tačiau po akimirkos, kai jie prieina prie mažo vandens telkinio, kastuvėlis, kurį laikė Peppa, pakeičia spalvą. Anksčiau jis buvo oranžinis, o dabar žalias. Serija Pietūs pilna klaidų, jau pačioje pradžioje. Galime pastebėti, kad Džordžas stovi tiesiai ant daržo ar žolės ribos, tačiau kai scena nutolsta, matome, kad jis jau keli žingsniai nuo daržo. Ir tai dar ne viskas. Šioje scenoje močiutė kiaulė gamina salotas, o šalia jos stovi Peppa ir Džordžas stebėdami. Dabar atkreipkite dėmesį į Peppą. Kai scena nutolsta, matome, kaip Peppa slysta link Džordžo. Atrodo, lyg jį čiuožtų grindimis. Tai įvyko greitai, bet mums pavyko tai užfiksuoti. Dabar pažiūrėkime į klaidas šiame epizode. Dantukų fėja. Šioje scenoje aiškiai matome stalo kraštą ir ten nieko nėra. Tačiau kai scena nutolsta, atsiranda lėkštė su spagečiais. O šioje scenoje Peppa eina pro laiptus, tačiau čia kažko trūksta. Argi čia neturėtų būti rūsio durys? Ir dar kai kuriuose epizoduose durys veda į rūsį, o kai kuriuose tai tiesiog sandėliukas. Ir tai dar ne viskas. Kai Peppa valo dantis. Pažiūrėkite į širdelę simbolį ant jos drabužio. Jis persikelia iš vienos pusės į kitą. Ir dar, šioje scenoje už jų nieko nėra, tačiau po akimirkos atsiranda kriauklė.
O kitą dieną, vos tik patekėjo saulė, pastebėjome dar vieną klaidą. Praėjo valandos, saulė pakilo, bet debesis čia niekiek nepajudėjo. Šioje scenoje Džordžas sėdi visai šalia Pepos, bet po kelių sekundžių jo jau nebėra. Dabar pereikime prie serijos Labai karšta diena. Mama kiaulė prijungė žarną prie čiaupo, bet iš kur atsirado čiaupas? Serijos pradžioje ten nieko nebuvo, bet dabar jau yra čiaupas ir tai dar ne viskas. Vėliau serijoje ponia Triušienė atvyksta su savo ledų vežimėliu, o mama kiaulė nupirka ledų visiems. Tačiau Džordžo ledai tiesiog ištirpsta per kelias sekundės, o kitų ledai lieka nepakitę. Ir kai mama kiaulė ruošiasi atiduoti tėčio kiaulės ledus Džordžui, pažiūrėkite į pagaliuką Džordžo rankoje. Vos tik jis paima ledus, pagaliukas dingsta. Kai jie grįžta prie baseino, matome, kad visi suvalgė savo ledus, nes jų rankos tuščios. Tačiau vėliau, kai jie pabunda, matome, kad jis valgo tuos pačius ledus, kuriuos valgė Džordžas. Toliau serijoje linksma muzika. Tėtis kiaulė gauna savo visiškai naują pianiną ir kai tik jis jį išpakuoja, pastebime keistą klaidą. Jei pažvelgsime į šią dėžę šalia mamos kiaulės, galime pastebėti, kad joje nieko nėra. Tačiau po akimirkos, kai tėtis kiaulė sako, kad nėra tikras, kaip naudotis pianinu, dėžėje iš niekur atsiranda instrukcijų knygelė. Bet kaip tai įmanoma? Anksčiau aiškiai matėme, kad dėžėje nebuvo jokios knygos. Ir tai dar ne viskas. Toje pačioje scenoje pastebėjome dar vieną juokingą klaidą čia. Jei pažiūrėsime į mamos ir tėčio kiaulių pozicijas, matome, kad tarp jų yra nemažas atstumas. Tačiau kai mama kiaulė siekia knygos, kadre galime pastebėti tėčio kiaulės pilvą. Mes suprantame, kad tėtis kiaulė yra šiek tiek apkūnus, bet nemanau, kad jo pilvas toks didelis, jo galėtų uždengti tokį atstumą. Serijoje senelio kiaulės šiltnamis pačioje pabaigoje, kai senelis šuo gamina pomidorų salotas, pastebėjome keletą juokingų klaidų. Kai senelis šuo baigia gaminti salotas, jis jas patiekia visiems ir kaip matome čia, visų lėkštės pilno salotų. Bet pažiūrėkite, kiek salotų liko dubenyje. Jų kiekis lygiai toks pat kaip ir tada, kai jis tik pagamino salotas. Atrodo, kad senelis šuo padarė begalinį pomidorų salotų gličą ir tai dar ne viskas. Kai personažai pradeda valgyti savo pomidorų salotas, dubenyje yra tik pomidorai. Tačiau kai kamera vėl parodo vietą, kur matomi visi personažai, dubenyje jau matyti baziliko lapeliai. Rimtai, šiame epizode su šiomis salotomis vyksta kažkas įtartino. Važinėjimas riedlente. Kiaulių šeima eina į parką, kur tėtis kiaulė moko Pepą važinėti riedlente. Kai Pepa mokėsi važiuoti riedlente, pastebėjome kažką keisto. Būtent šiuo momentu, jei pažvelgsime į Pepos riedlentę, galime pastebėti 3 lipdukus su šypsenėlėmis. Dabar atkreipkite dėmesį į tų 3 lipdukų padėtį. Vienas iš lipdukų stebuklingai pakeitė savo vietą. Jei sulėtinsime sceną, galime tiesiog matyti, kaip lipdukas persikelia iš vieno galo į kitą. Šioje serijoje Batutai Pepos šeima ir draugai lankosi panelės Triušienės batutų parke, kai panelė Triušienė juos instruktuoja. Jei pažvelgsime jai už nugaros, galime pamatyti tuščią stalą ir lentyną pilną batų. Kai panelė Triušienė baigia instruktažą ir grįžta prie savo stalo, dabar galime pastebėti, kad ant jo stalo yra mėlynas batas, nors anksčiau stalas buvo visiškai tuščias. Ir tai dar ne viskas. Jei pažiūrėsime į Suzės Avytės batus, jie yra mėlyni, bet kai jie juos nusiima, jie staiga tampa violetiniai. Rimtai, Pepos paršiukės animatoriai atrodo turi kažkokių problemų su spalvomis, tad tai buvo keletas Pepos paršiukės animacijos klaidų, kurių galbūt nepastebėjote. Ačiū, kad žiūrėjote ir pasimatysime kitame vaizdo įraše.